Priklausomybė sėkmei yra retai liečiama tema, daug dažniau mes girdime apie sėkmės baimę. Ir aš noriu pakalbėti apie tai, kaip dažnai identitetas, kuris sukasi aplink nugalėjimą, apie tikslų įgyvendinimą, apie savęs įrodinėjimą, tai yra aš esu vertas tiek, kiek aš esu sėkmingas išorėje, tai šitie požymiai rodo prigimtinį lyderį. Ir mes nesame tušti popieriaus lapai, tai reiškia sielos, kurios atėjo tapti lyderiais, jau nuo pat mažens rodo tam tikrus požymius. Tai reiškia, tai yra deganti ugnis viduje. Aš noriu būti nepriklausomas, aš noriu kurti nepriklausomą kelią, aš noriu įsivaduoti į savo šeimos sistemos, į savo aplinkos. Tai žinoma, daugelis mūsų gimstame į aplinkas, kuriuose yra daugiau limitų negu drąsos, įgyjame baimės, įgyjame įsitikinimus, kurie mus limituoja, patiriame traumas ir tada autentiška ugnis, tai reiškia tikėjimas savimi, tikėjimas savo idėjomis, tampa ego poreikiu save įrodinėti. Tai reiškia, jeigu aš įrodau save, tai aš esu vertas. Mano ego tada yra saugus, nes aš nusimačiau tikslą ir kiek galėdamas per negaliu jį įrodžiau. Kas gaunasi ilgalaikėje perspektyvoje? Lyderiai pameta save. Jeigu tu pastoviai save įrodinėjai, plėšaisi per negaliu, sukiesi kaip žiurkėnas rate, tai šioje vietoje nėra laiko ir energijos refleksijai. Nėra tarpų išgirsti savo intuiciją ir girdėti savo vidinę tiesą. Tai ką aš matau klientų istorijose, ką patyriau savo asmeninėje gyvenimo istorijoje, tai kad lyderiai nepasiekia savo pilno galimo potencialo, galbūt jie tampa lyderiais kompanijose, galbūt startuoja su savo idėjomis, bet viduje yra trūkumas. Trūkumas, nes suprantama, kad tai nėra autentiška, tai nėra mano pilna versija, taip aš realizuoju save per sėkmę, per kitų vedimą, bet ar tai tikrai esu aš? Netgi jeigu žmogus sugeba rasti tą savo autentišką vagą, tarkime karjeroje, autentišką savo sritį, jeigu jis ir toliau yra varomas įrodinėjimo ir toliau sieja savo vertę su sėkme, jisai neišvengiamai save pames ir nerealizuos savęs pilnai kaip sielos. Tai reiškia, tikslas vys tikslą ir viduj ir toliau liks tuštuma, nes dalykai nebuvo daromi iš vidinio resurso. Daugelis žmonių, prigimtinių lyderių, kaip ir aš praeityje, net nėra apsibrėžę, kas yra sėkmė. Nes buvimas lyderiu, sėkmingų lyderių visuomenėje yra švęstinas dalykas. Ir tada tu save susieji su tokiomis paviršutinėmis vertybėmis, kad man sėkmė yra pinigai, man sėkmė yra tam tikra pozicija, pavadinimas, tiek, kiek man žmonių ploja, sako komplimentus, tiek yra pamatuota mano sėkmė. Tai tu esi realiai vergas. Vergas kitų plojimų ir savo sėkmės
istorijų, tu nesi laisvas iš tikrųjų daryti, ką nori. Ir dažniausiai gale dienos tai net nėra sėkmė, nes mums sėkmė dažnai yra mažesni dalykai. Tai yra, man yra sėkmė atsikelti ir daryti tai, ką aš noriu, tai reiškia būti laisvėje. Man sėkmė yra turėti lėtą ir ramų rytą. Man sėkmė yra jausti procesą. Nes jeigu jis visą laiką užsisukė žiurkėno rate, tarp savo besustojiminių tikslų ir jokių tarpų, tai aš net puikiai žinau tą jausmą, kai mano ego įsivaizduoja tą momentą, kai pasieksiu tą tikslą ir mane apims užpildymas, bet tu realiai esi tokiame strese, tokiame nuovargyje, tavo sistema yra nervinė pastovioje kovoje, kad visame procese tu nejauti nei laimės, nei džiaugsmo, nes net neturi galimybės to jausti. Sistema yra strese, jinai negali priimti dar emocijų, net nėra vietos jų išgyventi ir perleisti per save. Tai viskas yra nuolat daroma iš tokios kompulsijos, kad aš pagaliau patirsiu tą pilnatvę, tą užsipildymą, bet tai niekada neateina. Nes ką reikia suprasti, kokį iš pagrindinį įrankį naudoju savo klientais, nustatyti jų autentišką potencialą, pamatyti jų karminius iššūkius ir disbalansus ir kaip grįžti į balansą kasdienybėje, nes mes pastoviai svyruojame, tai yra numerologija. Ir numerologija žmogus, kuris turi lyderio potencialą, tai jis dažnai turi vienetų. Arba tiesiog vienetą, arba pavyzdžiui 11, master numerį. Ir viskas čia yra simbolika. Tai vienetas yra aš. Tai reiškia, viskas sukasi aplink mane, apie mano nepriklausomybę, apie mano poziciją. Taip pat tai yra tas, kuris eina pirmas. Tai reiškia, turi drąsos žengti į nepažintas teritorijas. Ir kai toks žmogus žengia į nepažintas teritorijas, jis įkvepia kitus jį sekti. Sekti iki tol, kol jie susiras savo kelią ir pažins savo potencialą. Bet jeigu tu kaip lyderis visą laiką išbūni tik toje atskirtyje, tai reiškia, aš prieš pasaulį. Aš jums dabar visiems įrodysiu ir parodysiu, tu veiki pastoviai iš trūkumo ir iš baimės. Iš tos baimės gal jie pamatys, kad aš nesu toks stiprus ir sėkmingas. Kas jeigu aš suklysiu? O esmė, kad klaidos lyderių yra pagrindinis mokymosi šaltinis. Tai jeigu lyderis bijo klysti, tai jis iš tikrųjų praranda didžiąją dalį savo potencialo. Tai jeigu tu jautiesi kaip atskiras objektas prieš pasaulį, aš prieš juos, tai tu visą laiką esi susimažinęs. Nes vienetas aukštesnėme lygyje yra vienis. Aš suprantu, kad mes judame kaip vienis. Tai reiškia, kad man nereikia nieko absoliučiai įrodinėti. Aš nesu mano kažkokia išorinė sėkmė. Aš esu sėkmingas, net kai man išorėje nesiseka. Ir aš iš viso pamečiau save ir aš nežinau, kas aš esu. Nes aš esu sėkmingas, kadangi gyvenu savoje tiesoje. Lyderiui tai turi būti sėkmė. Aš esu savo tiesoje. Ir išorės sėkmė yra tik tai produktas, kuris kartais atrodo kaip plojimai, kartais atrodo kaip kažko netekimas, nes tai yra tiesiog procesas. Tai suvokimas, kad viskas juda kaip vienis ir aš turiu savo vietą. Ir mano vieta yra būti autentišku savimi ir priimti sprendimus iš tiesos sau. Ar tai, ką aš darau, yra mano tiesa? Ar iš tikrųjų aš neturiu integralumo? Aš vieno noriu, bet kitą darau ir sakau, nes mane vis dar valdo ego. Tai va.
lyderiui būtina apsibrėžti, kas yra sėkmė ir suvokti, kad ta didžiausia absoliutinė sėkmė yra būti tiesoje sau ties kiekvienu sprendimu. Ir dėl to lyderiai patiria daugybę identiteto krizių. Tai reiškia, kuo daugiau žmogus turi vienetų savo numerologijoje, tuo daugiau identiteto krizių jis patirs. Ir tos identiteto krizės, kada nebežinai, kas esi, nes pasiekiai galbūt tikslus, karjeros, finansinius, bet viduje tuščia. Ir tu tada klausi, ar tai tikrai aš. Nes per kiekvieną identiteto krizę lyderiui yra suteikiama galimybė pamatyti, kas jis yra po visuomeniai uždėtom kaukėm ir savo sėkmės išoriniam istorijom. Ir pasitikrinti savo vidinę tiesą. Ir po kiekvienos identiteto krizės, jeigu yra išbūnama vakuumo pozicijoje, yra visą laiką ateinama į autentišką potencialą. Tai reiškia, pradžios nebus be pabaigos. Tai tokia yra lyderio alchemija. Iš energijos, kuris sako, aš dabar įrodysiu jums, kad aš galiu, alchemizuoti toje vietoje tą drąsą, tą ugnį, kokia yra mano tiesa. Ir aš esu pakankamai drąsus joje būti savo veiksmais ir žodžiais.